Sveiki atvykę į Blender Lietuva kanalą ir šiandien nagrinėjom jau sudėtingesnės kaukės, visokių netaisyklingų formų ir parodysiu, kaip jas animuot. Tiek, kad aš jau sakiau ankstesniuose videose, kad pas mane bus instaliuotas adonas, kuris vadinasi, tuoj pasakysiu kaip, Movie Strip to Compositor Scene, kad nereiktų išeidinėti kuo mažiau iš projekto lango. Tai įsimetu belė kokį vaizdo įrašą, tarkim kepurę, kas jau pripratot prie jos. Palaukim, kol užkraus, vaizdo įrašas atrodo šitaip. Paspaudžiu taip, dar priminsiu, kad būtinai, kai instaliuojate Adoną Movie Strips to Compositor Scene, tai tada per Keymap reikia pasikeisti mouse button į left, nes kitaip nerasi tos funkcijos. Ir paskui, kai turim savo vaizdo įrašą, dešiniai pelės klavišą Movie Strip to Compositor Scene. Palaukim, kol užsikraus. Tada susirandam savo vaizdo įrašą čia šone. Ir dabar aš čia pridėjau masking šitą panelę, o jūs galite ją pridėti tiesiog paspaudami pliusą VFX ir pasirinkdami masking. O taip, įeiname į masking, pasirenkame savo vaizdo įrašą, paspaudžiame naują maskę ir dabar yra keletas būdų, kaip galima kurti maskę. Jeigu norit kurti maskę iš šablono, tai tada pasirenkat Add, Square arba Circle ir tada padarys arba va tokį va kubiką arba va tokį va apskritimą. Galima ant to paties projekto padaryti kelias maskės, kelis sluoksnius, čia nieko tame baisaus, aš ištrinsiu ir padarysiu regular maskę. B raidė, X, delete. Tai dar čia liko B raidė, X, delete. Man reikia, kad maskė būtų bent plius minus apie kepurę, tai spaudžiu Ctrl ir tiesiog dėlioju taškelius. Čia biškiai įsigadina, tai tiesiog paimu tuos taškelius, kurie įsigadinę ir tiesiog juos pastumdau labiau, kad neužsidaro mano maskė kažkodėl tai. Pirmą kartą atsitiko šitai, pasakysiu, nieko, uždarysim ją kaip nors. Uždarysim. Tai reikia spausti Ctrl. F turbūt. F, ne. Iš naujo padarysiu, nes ta prasme pirmą kartą kažkodėl nesigavo. Delete, tai spaudžiu Ctrl. Ir su Ctrl apvedžioju savo objektą. Aš parodysiu dar kaip kaukę animuot, kad susidarytumėt vaizdą, kad ją galima ir animuot. O, užsidarė šį kartą. Kaip visuomet pasižymėjimas Alt A arba A. Alt A pasižybiu. Taip, tada pasižybiu ir tada su V galiu pasirinkti V raidę paspaudęs kokius režimus noriu. Auto, Vector, Align Snippet, Align Free. Tai mes pasirinksim Free. Free geriausia rinktis, nes jisai duoda šitus handlebarus. Pavyzdžiui, atsiranda handlebarai tokie ir galiu pastumdyti maskę. O dabar, kai man ją animuot, tai paspaudžiu šitą auto keyframe'ą, pasirenku visus taškus, vėl atjungiu auto keyframe'ą, vėl paspaudžiu auto keyframe'ą, doidu tarkim į 30 kadrą, tarkim paspaudžiu G. Šiek tiek nuleidžiu savo maskę, nes to reikalauja video ir dar padarysim G. Ir dar padarysim tokį bairį, kad tarkim šitaip, kad matytųsi, kad čia yra maskė, o ne kokia nors pikžaizdė ar dar kas nors. Tai turim 250 kadrų, tai tarkim taip, vėl pasirenku su B raide visus, nebūtina visų pasirinkti. Galima pasirinkti tik tai
kelis. Nu, aš pasirenku visus, nes to video reikalauja. Kaip visuomet, jeigu padarė kokią nesąmonę, galima grįžti su Ctrl+Z. Nu ir turim maskę ir dabar žiūrim, ar jinai susianimavo. Puikiai. Aišku, yra tobulintinų dalykų, nes vaizdo įrašas dreba, tai kaukė irgi turėtų drebėti kartu su juo. Nu, pavyzdžiui, šičia. Nu, čia, kadangi demonstracinio pobūdžio, tai aš labai taip nesistengsiu. Užkrauna, grįžtam į savo pagrindinį takelį scenos, video editingo. Taip, tada įdedame, per Shift-A įdedame spalvą, padarome baltą, noriu, kad būtų per visą video, padarome baltą, pasirenkame tą mūsų takelį, einame į modifiers, pasirenkame mask, pasirenkame mask into type mask, pasirenkame mask. Dar jo grįšiu į maskingą per mūsų takelį, kad yra mask display, tai galit pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. Alpha channel, combined, splinę galima išjungti, arba splinę galima visai redaguoti, kad būtų white, pavyzdžiui, ar outline galima išjungti, tada galima bending factor padaryti, blending factor. Jeigu reikia daugiau sluoksnių kaukės, tai tada mask ir čia galima pridėti kiek norim sluoksnių, galima išjungti kaukę, galima padaryti, kad jos nesimatytų renderinant, restrict renderant, gali padaryti, tada opacity, tada falloutą galima pasirinkti. Jūs įsivaizduokit, kiek daug galimybių su šitu padaryti. Aš visokių vaizdo efektų, ką galima padaryti, nerodysiu, jūs galit visokių vaizdo efektų susirasti tiesiog įverdę Blender visą maskį YouTube. Ten rasit, yra iš tiesų kursų, kokius efektus galima padaryti, kokius perėjimus, naudojant visus šitus ir taip toliau, aš tai parodau pagrindinį funkcionalumą. Ir grįžtame į savo pagrindinį takelį, na šį pavadinsiu pagrindinis, kad nesimaišytų pagrindinis takelis. Ir ten kaukę irgi galima pervadinti, neparodžiau, bet va čia va, tai kepurė pavadinsiu, kepurės maskė. O. Taip, tada grįžtu į savo pagrindinį takelį, einu į video editing, va, užsidėjau, tada pasirenku takelį, irgi pasirenku modifiers mask, pasirenku mask, pasirenku kepurės maskę ir tada šitą uždengiu. Ir prašau, turime kepurės maskę netaisyklingos formos. Jūs įsivaizduokit, kiek efektų galima pridaryti su šitu žmogu, nes iškirpti, tada neparodysiu, o gal ateityje ir parodysiu, kaip galima, jeigu turit chromės screeną, tai yra žalias spalvos ar mėlynos spalvos ekraną, nesvarbu chromė screeną, kad reikia iš fono išimti žmogų objektą, tai tada, kad jeigu lieka kokia ranka, kaip ranką išgelbėt, tarkim, čia žalias fonas visur, o ranka ne žaliam fone, tai kaip ranką išgelbėt naudojant maskės. Čia galima labai daug su jom pridaryti, labai daug galimybių. Ko neparodysiu, kaip sublūrint galima šitą kraštus. Vėl grįžtam į pagrindinį takelį. Ko neparodysiu, kaip sublūrint taškus šitos maskės, kad, nu, kraštus. Noriu, kad ir jūs kažkiek tai pagalvotumėt, susirastumėt internete. Tai čia kaip o ir toks dabar advanced metodas, tų kaukių gali būti ant to paties video labai daug, gali būti sluoksnių skirtingų, jas galima animuoti, kaip matėte. Tai jūs įsivaizduokit, kokios techninės galimybės atsiranda, ką galima padaryti su šita funkcija. Tai tiek šį kartą, ar susitiksime kitose vaizdo įrašuose.